Sveiki, šiandien noriu parodyti, kaip šiltinama perdanga su Parok BLT3 akmens vata. Taigi, įmetam vatą į tokį aparatą ir tuomet jau susmulkinama ir pučiama į perdangą. Ji yra nedegi, sausa, nesukrenta ir nesusitraukia. O izoliacinė garo plėvelė buvo parinkta testis. Ji yra naudojama kaip garų barjeras, užtikrina pastato sandarumą, apsaugo nuo drėgmių pažeidimų. Taip pat įpjovus garo plėvelę jinai daugiau neplyšta. Iš birios vatos yra suformuojamas vientisas šiltinimo sluoksnis. Dėl jo smulkumo galima apšiltyti net sunkiausiai prieinamas vietas. 140 kvadratų perdangas buvo apšiltyta per pusdienį. Na, o jeigu ir jums reikia šiltinimo sprendimų jūsų namam, kreipkitės į UAB Termas, kontaktai nurodyti profilyje, taip pat www.termas.lt.